Webinaro įrašą apie tai, kaip tėvai gali padėti savo vaikui gimnazistui studijų krypties pasirinkimo procese, būtinai užsiregistruokite, nors ir šio webinaro metu ar po jo, ir jūs būtinai pasieks webinaro įrašas. Na, o kai kalbame apie vaikus gimnazistus, tai įprastai turime mintyje 9-12 klasių moksleivius. Mačiau, kad tėveliai užsiregistravo ir auginantis jaunesnio amžiaus vaikus, tai niekada nėra per anksti. Būna tik per vėlai. Per anksti tikrai niekada nėra ir tikiu, kad visi čia susirinkę turime vienokių ar kitokių džiaugsmų, problemų, rūpesčių, vargų, žinojimo, kaip atsakyti klausimą ar nežinojimo, kaip atsakyti klausimą. Taigi šio webinaro metu mes paliesime tokius 5 esminius punktus. Tai yra tas suaugusių realybės suvokimą, tada vaiko brandumo įsivertinimą renkantis studijų kryptį, apie tai kalbėsime, kokia yra tėvų įtaka studijų pasirinkimo procese, kiek tėvai yra autoritetai, koks yra tėvų vaidmuo. Šitą būtent temą tai įtraukiu vien dėl to, kad kartais konsultacijų metu tiesiog su tėveliais iškyla tas klausimas, vis tik tai, kiek tas tėtis ar mama turi autoriteto bendraujant su vaiku, kartais sako, jaučiuosi kažkur tarp šuns ir plintuso. Tai tikrai tikiu, kad ta emocija kartais būna, nes didžiausias autoritetas vaikui labai dažnai būna vis tik iš draugų tarpo ir iš kažkokių aplinkinių. Tai pasikalbėsim apie tėvų įtaką, toliau apie tai, kaip svarbu atskirti tėvų lūkesčius nuo vaikų lūkesčių, na ir pasidalinsiu praktinę informaciją. Šiandien tikrai nepasakosiu apie tai, kaip turime auginti savo vaikus. Kiekvienas iš jūsų žino geriausiai tą taisyklę ir geriausiai taikote metodus. Mes šiandien kalbame grinai apie visą tą kontekstą studijų krypties pasirinkimo. Vaikai dabar yra be galo sąmoningi ir brandus. Jie natūraliai kelia klausimą, ką studijuoti, kur studijuoti, kiek man tai kainuos, ar aš sugebėsiu, ar tikrai man tos studijų programos reikia. Labai dažnai tenka dalyvauti įvairiuose susitikimuose, tiek mokyklose, tiek parodose. Ir šiandien turėjau garbę dalyvauti karjeros dienose Panevėžyje. Tai matau iš tikrųjų, kokie savarankiški ir su kokiais klausimais ateina mūsų būsimieji studentai. Tai tikrai noriu patvirtinti tėveliam, kad jeigu galvojat, jog 8-okui mąstyti apie studijas dar anksti, tai žinokit, labai klystate, jie jau natūraliai apie jas mąsto. Galbūt jų atsakymas buvo kažką studijuoti kažkur, tai irgi yra atsakymas, bet jau vis tiek kirba klausimas, kad kažką juk studijuoti tai reikia. Ir kai išgirstate tą tokį variantą, kad kažką kažkur, nežinau, gal užsienyje, gal Lietuvoje, gal verslą, gal mediciną, gal ekonomiką, gal teisę, čia yra tas momentas, kai jūs jau galite tapti pavyzdžiu labai geroje konstruktyvioje diskusijoje. Tai realiai netgi turbūt net ne gimnazisto galvos skausmai, bet sakyčiau jau nuo progimnazinių klasių pabaigos, tai tampa gana aktualia tema. Juk vaikus visur spaudžia, ne? Ką tu studijuosi, kur tu studijuosi, ir kartais čia netgi ir pajuokaujam su kai kuriais tėveliais, ypatingai mamos turbūt mane supras, ką aš dabar pasakysiu, kad vaikui tas daromas spaudimas labai dažnai primena besilaukiančiai moteriai keliamą klausimą, tai kada gimdysi, ar jau pagimdėjai, tai ir vaikui tas nuskamba labai panašiai, tai ką studijuosi, ar jau išsirinkai, ar jau žinai, kaip tu dar nežinai, tai ką tu darysi, jeigu tu dar nežinai. Tai natūralu, kad tokį klausimą išgirdę, mes kiekvienas pradedam tik labiau stresuoti ir tai visiškai nepadeda konstruktyviai ieškoti atsakymo. Tai jau kai pajaučia tą momentą, kad vaikas kelia kažkokius susijusius klausimus arba eina į pokalbį su jumis vienokia ir kitokia tema, žinokit, jau laikas. Ir jau laikas pabūti tuo išmanančiu, žinančiu, bet žinančiu ne per daug. Sąmoningai dėjau čia australų sociologo kartų skirstimą ir mes kaip tėvai, tai čia daugiausiai turbūt esam X, Y kartos atstovai, mūsų vaikai, didžiąją daugumą vis tik yra turbūt, pagal šitą skirstimą turbūt, kad Z kartos, bet pagal kitų sociologų skirstimus jau jie yra ta tarpinė jungtis tarp Z ir alfa kartos. Tai tie gimnazistai, apie kuriuos mes dabar ir kalbame. Na ir ta karta iš tikrųjų yra visiškai kitokia negu mes. Mes
esame veikiausiai dar ta karta, kuri klausėme savo tėvų, kuri klausome savo vaikų, mes tiesiog mokame klausyti, auga ta karta, kuri nėra linkusi taip klausyti ir nėra linkusi priimti jai primetamų autoritetų. Kai tenka bendrauti su jaunais žmonėmis, pastebiu šitą momentą, kad jeigu mums pasakydavo, kad tu turi troleibuse atsistoti ir užleisti vietą vyresniam, mes tiesiog taip priimdavom kaip, kad aš turiu užleisti vietą vyresniam. Dabartinė karta šito nepriima. O kodėl aš turiu jam užleisti vietą? Tai kas, jisai nepastovi? Gal ir man bloga yra, kodėl aš jam turiu užleisti vietą? Ir jie nebepriima primestinų autoritetų. Pavyzdžiui, mums sakydavo, kad mes turime gerbti vyresnį žmogų. Dabartiniai kartai jau nebeužtenka amžiaus kaip argumento. Jau turi būti daugiau kitų aplinkinių argumentų, dėl ko jis turėtų tą žmogų gerbti. Tas žmogus jau turi nusipelnyti jo pagarbos, jo autoriteto. Tai turėkime mintyje, kad šitoj vietoj mes gimę skirtingų laikų ir skiria mus iš tikrųjų labai daug šviesmečių turbūt laiko, bet tą bendrą kalbą, bet kokiu atveju mes su vaikais randam. Ir šita karta tikrai yra unikali, bet kartais dar susiduria su tam tikrais stereotipais atėjusiais iš ankstesnių kartų ir tai vėlgi yra normalu, taip tęsiasi žmogiškoji civilizacija. Ilgą laiką gyvenom pagal modelį, kad visi turim įlipti į tą patį medį, nepriklausomai nuo to, ar mes lipam, ar mes į tą medį vis tik tai užlipti nesugebam. Gal ir jūs kaip tėvai atsimenat, kai kurie gal neturėjo sunkumų, kai kurie galbūt turėjo, tarkim, būdavo lipimas virve fizinio lavinimo pamokose ir tikrai nebuvo taip, kad visiems sklandžiai, visiems patinka ir visiems gaunasi ir visi mes čia kaip tos beždžionėlės sugebam užsikabaroti. Ir tarsi tada tavo savivertė krenta. Taip ir vaikų yra su akademinė pažanga. Ne visi yra gabūs matematikai, ne visi yra būsimi chemikai ir fizikai, ne visi yra dailininkai, galbūt kai kam iš viso piešti nepavyksta. Tai dabar jau švietimo modelis šiek tiek adaptuojasi, darosi lankstesnis, vaikai gali pasirinkti savo tinkamiausius mokomuosius dalykus. Tiesa, negirsiu švietimo modelio, yra labai daug spragų, bet apie tai jau čia turbūt yra atskira diskusija. Bet turiu mintyje, kad tas švietimo ugdymo dalykų branduolys, jis jau darosi šiek tiek draugiškesnis pačiam informacijos gavėjui. Mokytis noriai turbūt mes niekada nesugebėsim, o jeigu ir sugebėsim, tai ne visi, bet mokytis pagal savo galimybės jau pamažu, tampa vis įmanomiau, išskyrus turbūt matematikos valstybinį egzaminą, kas yra atskira diskusijos tema. Tai švietimo sistema bando būti lankstesnė, kaip jai sekasi, vertinat jūs kaip tėvai. O mes taipogi turime būti irgi šiek tiek lankstesni, bandydami suprasti, su kuogi mes turime reikalų namuose. Ir kartais veikiausiai, kai kažkas nutinka, ar dingsta internetas, ar tiesiog nebesinori sėdėti telefone ar kompiuteryje, vaikai išeina iš savo kambarių ir pamato, kad jų tėvai visai faini žmonės ir su jais kartais visai galima pasikalbėti protingom temom. Tai vat ir norisi, kad jie dažniau išeitų iš tų kambarių, iš tų telefonų ir kompiuterių ir atrastų tą ryšį su jumis kaip savo artimiausiais konsultantais. Tai iš tikrųjų dabartinė karta, alfa karta, suaugusį priima labiau ne kaip autoritetą, jį priima kaip asistentą, kolegą, kažkokį mentorių, kuris galbūt vienoje kitoje srityje žino daugiau, arba pagalbininką, kuris gali padėti, nukreipti, susitvarkyti kažkokius tai reikalus. Ir jeigu mums buvo labai svarbus momentas įgyti žinių, kompetencijų tam, kad aš turėčiau čia gerą darbą, kad aš turėčiau visą laiką perspektyvą kažkokią, pajamas ir panašiai, auga karta, kuri šitą dalyką, aišku, stato labai aukštai, bet į pirminę padėtį vis tik deda jau net nebe kuo, o kokiu. Tai tikrai yra labai emocionalų žmonės ir net ir tie, kurie ateina su labai keistu stilium, keista plaukų šukuosena, drabužių spalvom, kurios galbūt, sakykime, rodo jo prisiskyrimą kažkokiai tai socialiniai ar kultūriniai grupiai, net ir po tais tvirtais šarvais, stipriais kiautais slepiasi labai labai jautrios ir spalvingos asmenybės. Tikiu, kad konfliktuose, diskusijose, kažkokiuose pokalbiuose labai sunku kartais išlikti ramiam ir pažiūrėti į tą vaiką kaip į kažką labai faino, mielo, jeigu jisai protestuoja ir ginčijasi.
Bet atkreipkite dėmesį, kodėl kartais būna kažkokie iššūkiai. Tai jie būna ir susiję su tom pačiom studijų pasirinkimo problemom. Vaikai kartais nori tiesiog protestuoti. Vat aš rinksiuosi iš principo kažką, kad pasakyti priešingai, negu pasakė mama ar tėtis. Ne todėl, kad jis nori kažko kito, bet tiesiog iš principo, nes reikia paprieštarauti. Bet gimnazistai jau kitokie. Jie jau einantis į kompromisą, einantis į diskusiją. Tai šitoj vietoj labai svarbu įsivertinti tai, kad jie nori tos pagarbos, jie nori būti geriausi, jie nori būti pripažinti, jiems svarbu suprasti, kodėl aš kažką turiu daryti, kokia to yra, kokia to visa prasmė yra. Ir kas man labiausiai turbūt patinka su šita karta, kad jinai tikrai labai leidžiasi į konstruktyvius pokalbius. Jie turi turėti pasirinkimo laisvę, jie turi turėti sprendimo laisvę, bet esat gudrus tėvai ir tą pasirinkimo laisvę, ir tą sprendimo laisvę, kartais galima, ne tai, kad įtakos tam turėti, bet kartais padėti išmąstyti tam jaunam žmogui pačiam, nukreipiant jį vienokiu ar kitokiu paieškos keliu. Kai mes vaikam pasakojam, kaip čia svarbu tau pasirinkti studijas, tu renkiesi visam gyvenimui, koks čia yra atsakingas momentas, įsivaizduokit, kaip tas vaikas jaučiasi. Jam yra 15, 16, 17, galbūt 18 metų ir jis girdi tą momentą, kad tau svarbu pasirinkti visam gyvenimui. Ir jis iškart įsivaizduoja, aha, aš tai dirbsiu ateinančius 50 metų. Ir tai darosi tam jaunam žmogui per didelį atsakomybę ir kelia tikrai per didelį stresą. Todėl, kai kalbame su vaikais, tikrai nevyniojam, žinokit, į jokią vatą, jokias gražias puošmenas informacijos, kuri iš tikrųjų šių dienų pasaulyje yra aktuali. Standartiškai, tai pagal statistiką tik 21% žmonių sąžiningai mėgsta savo darbą, kiti eina, nes reikia pinigų. Galbūt yra momentų, kai, sakykime, tas procentas mėgstančių darbą yra ir didesnis, nes jie mėgsta tam tikras aplinkybės darbe, bet kartais būna tų nusivylimų, kurių nemėgsta. Bet nereikia vaikui rodyti to, kad, oi, jau pasirinksi specialybę, žinok, tai turi būti tau taip faina ir visą laiką turi būti faina. Ne, nebus, žinokit, visą laiką faina, jokia specialybė, jinai turės ir pliusų, ir minusų, bet tiesiog vaikas turi tą suprasti, kad jis renkasi fainiausią iš visų. Ir per tuos pirmus savo karjeros metus, tai yra pirmosius 6 metus, nuo 18 iki 24 metų, yra labai normali praktika, kad žmogus darbą pakeičia vidutiniškai 6 kartus, o kartais ir daugiau. Kartais žmonės yra linkę keisti darbus daugmaž 6 mėnesius, būtent šitam amžiaus etape. Tai irgi yra gerai. Kažkas padavėja, kažkas rūbininku padirba, kažkas valytojo karjerą išbando, kažkas eina iškart į pardavimus, į konsultavimą. Labai daug skirtingų sričių. Ir kuo toliau, tuo labiau jos jaunimo tarpe yra vis intelektualesnės. Statistiškai darbą vyrai keičia kas 3 metus, kas 4 metus 3 mėnesius, moteris kas 4 metus, nors dabartinės rekomendacijos nurodo, kad labai sveika yra darbą keisti kas 2-3 metus. Senesnių laikų žmonės, tai yra dar prieš kokius 5-8 metus, turėjo tą tokį stereotipą, kad darbą vertinga keisti kas 7 metus, darbo poziciją, galbūt ne kryptį, bet darbo ar pareigas, ar darbovietę. Tai vėlgi yra irgi normalu, kad tas vaikas turi suprasti, kad pasirinkimas neprivers jo dirbti vienoje vietoje. Jeigu kažkas turite mažesnių vaikų ir teko žiūrėti Bitės filmą, tai ten buvo labai labai geras momentas, kai akcentuoja, kad tu darbą renkiesi kartą ir visam gyvenimui. Ir kaip ta jauna širdelė į tai reaguoja. Ir per gyvenimą žmogus vidutiniškai pakeičia 12 darbo vietų. Atkreipkim dėmesį, kad vos ne pusė šitų pokyčių įvyksta dar karjeros pradžioje. Ir pagal išsilavinimą dirbame, anaiptol tikrai ne visi. Ir pagal išsilavinimą dirba tik tai daugmaž trečdalis, tai yra apie 27% žmonių, tai yra, galima sakyti, 1/4 netgi žmonių. Ir beveik visi, nors kartą gyvenime, pakeičia veiklos sritį. Tai jeigu jūs kaip tėvai radote tą veiklos sritį, kuri jums yra maloni ir kurioje jūs jaučiatės puikiai ir jūs tame esate nuo pat studijų laikotarpio, tai sveikinu patekusi tuos sėkmingus 5%. Ir tai yra tikrai didelė sėkmė atrasti savo kelią, savo vietą, kurioje jūs esate patenkinti.
O vaikams, iš tikrųjų nėra nei ten nenatūralių, negerų, nebūdingų dalykų studijų krypties paieškoje. Labiau, aš sakyčiau, viskas atsiremia ne į tai, kas natūralu arba savaime suprantama, gerai, blogai, bet į tai, kas yra brandu ir nebrandu. Turite identifikuoti pirmiausia, stebėdami savo vaiką, pasižiūrėdami jį iš šalies, ar jis vis tik yra brandus profesijos pasirinkimui, ar jam dar reikia laiko, ar jam dar reikia pribręsti tam. Nes jeigu vaikas yra nebrandus, tai tie pokalbiai jie turėtų būti labiau tiesiog tokie, sakykime, iš bendro, analizuojant kažkokias veiklas, bet kalbant apie gimnazistus, jie jau dažniausiai būna brandus profesijos pasirinkimui. Ir dabar ta branda yra per ką identifikuojama. Brandus profesijos pasirinkimui žmogus, jis niekada nenumes kažkokios atsakomybės jums kaip tėvams, nepasakys, tu man pasakei, tu norėjai, kad aš eičiau, ne? Arba ateis pas konsultantą galbūt ir kažkas tai kalbės taip, kad jūs man parinkit, ką man studijuoti. Tai čia jau brandos visiškas nebuvimas yra profesijos pasirinkimui. Brandus jis ateina ir klausia. Jis kelia klausimus, jis diskutuoja, jis kalba apie save, jis aiškinasi. Tai va, per tuos klausimus, kuriuos kelia vaikas, jūs labai aiškiai pajausite, kokia yra ta brandumo būsena. Ar jinai yra tokia difuzijos būsena, kai jis, kitaip ten, plaukiojantis toks yra, ne, iš vienos materijos migruoja į kitą materiją, nieko nesupranta, nieko nežino, jo tiesiog vienintelis darbas yra ateiti į mokyklą, atsėdėti pamokas ir grįžti namo ir dzin, kaip ten viskas toliau klostysis ir iš visiškai nesuprantu, ką man ta matematika, lietuvių, istorija, biologija ir taip toliau. Tada gali būti išankstinio sprendimo būsena. Čia toks labai jau blogas dalykas gyvenime, bet pastaruoju metu pasitaikantis vis rečiau. Tai išankstinis sprendimas, kai kažkas padeda mums priimti sprendimus visiškai be mūsų kaip moksleivių intervencijos. Tai pavyzdžiui, draugas kažkur stoja, stosiu aš. Panelė ar vaikinas kažkur stoja ir antroji pusė iš paskos. Mama ir tėtis vaikystėje norėjo būti mokytojais, tai dabar ir savo vaiką įtikinėja būti mokytojai, nors tas paniškai nekenčia vaikų. Ir visiškai nenori tokiam chaose būti, kokiam galbūt dabar yra mokyklos suole. Tai išankstinio sprendimo būsena jinai yra tuo bloga, kad vaikas nesugeba argumentuoti, kodėl jis ten nori, jis tiesiog ten nori, nes kažkas tai ten norėjo ir kažkas tą kryptį renkasi. Tai ir jis kartu. Moratoriumas tai tas momentas, kai mes įsišaldome kažkokiam pasirinkime. Tarkim, sugalvojo vaikas, kad jis nori studijuoti odontologiją. Ir jis net neturi jokių kitų minčių, jokių kitų paieškų, jis net nežino iki galo, kodėl ta odontologija, bet jis tiesiog įsišaldęs ir tam momente, jis žino, kad odontologija, jeigu jo paklausi, koks planas B, jis plano B neturi. Kodėl odontologija, jis irgi taip iki galo negali atsakyti, kur jis ją išbandė, kur patikrino, apart to, kad pats dantis tokie dėjai buvo. Bet jis kol kas nusprendė save patyrinėti šitoj srity, galbūt jis ten daugiau pasifokusuos į biologiją, galbūt į chemiją, gal pasiims kažkokius papildomus mokymus, gal nueis pašešėliaus į kokį odontologo kabinetą, bent jau pasižiūrės, kaip vyksta tas burnos higienos arba dantų taisymo procesas iš šalies. Tai moratoriumas iš esmės, kai mes pagalvojam, kad mes norim vieno kažko konkretaus ir toliau mes visas paieškas nutraukiam ir net besižvalgom, mes tikrinam save vienose aplinkybėse. Ir brandumo būsena, kai vaikas kelia objektyviai klausimus, jisai diskutuoja ir ieško tų sprendimų, jisai matuojasi kelias studijų programas, o galbūt vieną, bet ieško alternatyvių. Žodžiu, taip brandžiai stengiasi įsilieti į savo pasirinkimus. O kai kalbėsite su vaikais, jūs būtinai pabandykite, galbūt ir be jų netgi atsakyti šitos klausimus, bet ir su jų pagalba dar padiskutuoti. Pabandykite išsiaiškinti arba prisiminti, kokia buvo pirmoji jūsų vaiko svajonių profesija. Krepšininkai, kažkokios kitos srities sportininkai, kosmonautai, lakūnai, virėjai, padavėjos, pardavėjos, mokytojos, kuo tik tai nesvajojo būti maži. Bet tas momentas, irgi atkreipkite dėmesį, kai jūs kalbėsite su vaiku apie tą pirmąją jų svajonių profesiją, jis vėlgi nėra tik tai toks žaidybinis, kad pasakys mokytoja ir tiek. O kodėl mokytoja? Ir kokios savybės link to vedė? Su kuo tas vaikas vaikystėje žaisdavo? Kokie buvo jo žaislai? Kokie buvo
bendravimo ypatumai. Dabar paėmus jo dabartinį kontekstą, koks ryškiausias bruožas yra bendraujant jam su bendraamžiais, koks jis ten yra lyderis, jis yra komandos dvasia, jis yra ten tas toks energijos pliūpsnis, o galbūt jis yra toks šiek tiek outsideris jaustųsi. Pabandykit pastebėti savo vaiką iš šalies bendraamžių kontekste. Taipogi nemažiau svarbu ir kiti dalykai, tai pavyzdžiui, kai vaikas kažko labai nori, labai siekia, koks bruožas jam padeda tai padaryti? Kokiom geriausiam, blogiausiam charakterio savybėm pasižymi vaikas? Dėl ko jis absoliučiai pameta protą ir laiko nuovoką, kame jis visiškai pasineria į tą veiklą? Kuo jis papildomai domisi, kokių jis papildomų veiklų turi, ką jis atsidaro skaito YouTube, atsidaręs tiesiog internetą. Apie ką jis svajoja, kai jūs pasikalbat apie tai, ką jis norėtų dirbti ateityje, kokiom svajonėm gyvena. Juk mes visi atėjom į šitas veiklos sritis, kuriuose esam iš tam tikrų svajonių. Kažkas iš vaikystės, kažkas iš paauglystės, kažkas iš studijų laikų susikūrė tam tikras svajonės. Kas svarbu jūsų vaikui, kad studijuotų, ar studijuotų kažkokioje programoje, ar kažkokiam universitete, ar studijuotų kažkokioje aplinkoje, kažkokioje šalyje, kad studijuotų kažkokiom aplinkybėm. Tai vat pabandyti išsiaiškinti, kas jam yra svarbu. Ir pabandykite, kaip sakau, iš šono atsiriboti ir įsivaizduokit, kad tai yra ne jūsų vaikas. Pažiūrėkit iš šono, koks jisai, ką jisai geba, kaip jisai elgiasi. Pažerkit savo mintyse pabrėžiu, kažkokios kritikos, pagirkit garsiai, kažkokius privalumus. Identifikuokit, kas jam yra didžiausias autoritetas, ar tai yra kažkoks draugas, ar tai yra kažkoks kitas giminaitis, kažkoks žmogus. Niekada nekritikuokite vaiko autoriteto. Ir čia tas momentas yra labai svarbus, ypatingai kai vaiko autoritetai yra draugai, draugų pasirinkimai ir kartais vaikas pasidalina ir mes kaip tėvai, aš pati puikiai žinau, kaip nors tai kartais sukritikuoti ir pasakyti, čia nesąmonė, čia nereikėtų taip daryti. Bet kitą kartą galima labai protingai apeiti iš šono ir pasakyti, o galbūt galima būtų dar ir taip, o galbūt reikėtų pagalvoti ir tą. Tai čia šitoje vietoje turėkite mintyje, kad vaiko autoritetas yra visiškai nejudinamas reikalas ir atkreipkite dėmesį, pas ką jis pirmiausiai bėga, kai yra labai gerai arba kai yra labai blogai. Nes mūsų kaip tėvų vaidmuo iš tikrųjų tai yra, nekelti kažkokių lūkesčių, nors taip neįmanoma, mes vis tiek visada keliam tus lūkesčius, bet kartais, kaip sakau, juos reikėtų galbūt mintyse labiau išlaikyti. Ir atsiminkim tokius dalykus, kad vaikai mums irgi kelia labai didelius lūkesčius ir kartais nepasako, nors dabartinė karta tai linkusi labai garsiai pasakyti tuos dalykus. Ir pagal tai įsivertinkite vis tik tai, kokie etapai turėtų būti pas jūs bendravime. Kaip sakiau, stebėkit iš šono, įsivaizduokit, tai ne jūsų vaikas, jūs tiesiog analizuojat tą žmogiuką, kuris yra šalia ir bandot įvertinti, kame jis stiprus, kame jis silpnas, kame reikia pagalbos. Domėkitės viskuo, ką daro, savanoriauja, jeigu yra galimybė, savanoriaukit kartu. Einat apsipirkti, visai pasiimkit, jie turi labai gerų stiliaus įžvalgų. Ir tiesiog domėkitės tuo, kas dabar yra trendai, nes aš irgi dabar dirbdama su jaunai žmonėms išgirstu tokių muzikos grupių pavadinimų, tokio žodinėlio, tokios leksikos muzikos grupių, kad aš gyvenime neįsivaizduočiau, kad tai galima viešai atlikti. Bet matosi, kad kai tu pradedi kalbėtis jų kalba, jie tada su tavim noriau kalbasi. Ir kai tu pradedi domėtis to, ko jie domisi, jie irgi tada tave labiau įsileidžia į savo tarpą. Tai tada ir kalbėtis tampa lengviau. Daug svarbiau kartais negu kalbėtis, aktyviai klausytis. Klausytis ne tai, kad tu kalbėk, aš girdžiu, bet klausytis ir girdėti. Nepaslaptis, kad ir jūs ne visi buvote dešimtukininkai, šimtukininkai, ne iškart sukūrėt viską taip sėkmingai, kaip galbūt dabar galite pasigirti ir pasididžiuoti. Tai nori pasidalinkit ir ne pačiom blogiausiam, aišku, savo gyvenimo aplinkybėm, tai tom nereikėtų dalintis, bet kai kuriuom pasidalinkit, kad vaikai suprastų, jog mano mama arba tėtis irgi yra žmogus, jis irgi klydo, jam irgi buvo sunku ir tai irgi yra vienas iš gyvenimo etapų ir tai yra normalu. Dar svarbiau, vaiką palaikyti. Net jeigu jis kalba nesąmonės, reikėtų bandyti tiesiog labai protingai nuo jų atkalbėti su kažkokiais pavyzdžiais, bet ne tuo draudimu.
Ir tos studijų programos, jos kartais tikrai būna labai neprotingai pasirenkamos, bet tam ir yra konsultantai, yra universitetai, atvirų durų dienos, kad vaikas ateitų, pabandytų ir pasižiūrėtų, ar tai tikrai yra tai, ką jis įsivaizdavo. Ir labai verta, kol dar vaikas gimnazistas, leisti suklysti pasirinkimuose. Tada jis geriau įvertina, kad vis tik tai galbūt jūs buvote teisūs, vis tik tai jūs esate žmonės, su kuriais galima pasikalbėti ir netgi suklydus labai svarbu vaiką palaikyti. Talento atskleidimo kelią irgi matysite, kai atsiųsiu įrašus, tai žinot patys savo vaikus. Kol mažėja, jie nori visko, nori būrelių, visko, nuo baletų iki virtuvės šefų jaunųjų, viską išbando ir tai yra gerai, kai jie auga, jie nori vis mažiau ir mažiau, kai, ta prasme, sritis siaurina, grynina savo tas konkrečiasias. Toliau atėjus tam jau 10 klasės etapų renkasi dalykus 11-12 klasiai, 12 laiko baigiamuosius valstybinius brandos egzaminus ir renkasi studijų kelią. Tai vat labai svarbus tas momentas, ką jis nuveikė iki 12 klasės. Analizuokit, kokius būrelius lankė, kokiuose stovyklose dalyvavo, diskutuokit su juo, kuo kažkas buvo gerai, kuo kažkas buvo blogai, ką kartotų, į ką niekada nebegrįžtų. Ir bet kokiu atveju mes per gyvenimą visi nueinam tam tikrą kelią ir vaikas mokykloje jį irgi nueina. Jis turi kasdienę rutiną namuose, turi kasdienę rutiną mokykloje, jisai save stebi, jį stebite jūs, jį stebi mokytojai, jis save analizuoja su jūsų visų pagalba, jis dalyvauja kažkokiuose būreliuose, stovyklose, savanorystės veiklose, renka informaciją. Šių dienų jaunimas turi apsčiai informacijos, tai reikia tik padėti jiems ją apdoroti. Tai vat ateikite studijų mugės, studijų parodas kartu klauskite, kelkit klausimus, parodykit, kad vaikas rūpi, kad rūpi pasirinkimai, kokie dabar yra pasaulyje. Nes tada jis daug noriau dalinsis, vesis jūs ir dabar pastebiu parodose tą tendenciją, kad ateina vaikai su tėvais, bet tėvai iš esmės labiau atlieka klausytojo vaidmenį. Kalba vaikas, kas irgi yra super gerai, reiškia vaikui drąsu, jis jaučiasi komfortiškai. Nu, o vėliau jo lauks, aišku, tokie dalykai kaip studijos ir praktika. Tik jūs kaip tėveliai, kai konsultuosite vaiką, atkreipkite dėmesį, kad labai svarbu suprasti, kad yra 3 esminiai dalykai, ant kurių pastatytas visas profesijos pasirinkimo modelis. Tai yra realybės suvokimas, kas vyksta aplinkui, motyvacijos turėjimas. Noriu, nenoriu, galiu, negaliu, darysiu, nedarysiu. Ir natūralūs gebėjimai, ką vaikas iš tikrųjų geba. Niekada nelaužiame, kad vaikas kažką tai darytų prieš savo valią, nes tikrai, kaip sakau, ne kiekvienas mes esame biologai ar dailininkai. Tai irgi labai svarbu. Ir kai konsultuosite vaiką dėl studijų krypčių, atkreipkite dėmesį, kad yra pagrinde 6 dideli studijų krypčių blokai. Raskite tą, kuris tinka, arba kažką atmeskite. Tai pavyzdžiui, yra sveikatos ir gyvybės mokslų blokas, gamtos mokslų blokas, inžinerijos ir technologijų, socialinių mokslų, humanitarinių mokslų ir menų. Tikrai nebus nei vieno vaiko, kuris visuose blokuose 100% pasakytų, kad jam tinka viskas. Vis tiek kažkur tiks kažkas labiau, kažkur mažiau. O vat nuo šitos analizės jau ir prasideda jūsų konstruktyvios diskusijos. Kažką atmesit, kažką išaukštinsit, žiūrėkit, kur surenka daugiau pliusų, diskutuokit apie tas konkrečias nišas labiau. Ir turėkite mintyje, kai kalbate su vaiku, kas svarbiau renkantis profesiją, būtinai iškelkite klausimą. Kas jam svarbiau? Ar asmeninės savybės, kurias jis galės realizuoti tenai, ar profesijos teikiamos galimybės, tai yra karjeros laiptai, finansinės kažkokios aplinkybės, tas finansinis augimas. Nes tų variantų tikrai yra labai daug. Pastebėkite, kuo jis argumentuoja ir pamatysite, kaip gražiai viskas susieina į vientisą modelį. O kad vaikui būtų šiek tiek lengviau, aš dar noriu pasidalinti tokią papildomą informaciją, nes tikrai aš tikiu, kad jums kaip tėveliams tai būtų labai labai didelė pagalba ir didelis pagalbinis įrankis. Tai mes nuo spalio 12 dienos ir nuo spalio 16 dienos startuojame su Uniprep Jazz dirbtuvėmis. Spalio 12 bus grupės abiturientams ir 11 klasių moksleiviams, o spalio 16 grupės 9-10 klasių moksleiviams. Tai su abiturientais dirbsime nuo 8 val. Ryto, su 11 klasių moksleiviais nuo 10.
šeštadieniais, o su 9-10 klasių moksleiviais trečiadieniais nuo 17. Aš jums kartu su įrašu atsiųsiu šitą informaciją ir pavyzdžius, ką mes ten darysim. Taigi, atkreipiu dėmesį, kas čia per reikalas yra. Uniprep Jazz dirbtuvės. Tai tikrai unikali tokia programa, kurios metu mes su vaikais gilinsimės į asmenybę. Tai reiškia, atliksime karjeros testus. Planuosime tam tikrus žingsnius, identifikuosime savo socialinį vaidmenį savo aplinkoje. Dirbsime naudodamiesi tarptautinę studijų platformą Unifrog ir ten tikrai labai daug veiklų atliksime, nuo karjeros testo iki gyvenimo aprašymo rašymo. Išsigryninsim studijų kryptis. Galbūt kažkam vieną, galbūt kažkam tai 2 alternatyvas. Toliau, ką darysime, tai analizuosime realią situaciją, kas dedasi darbo rinkoje, kokia yra profesijų paklausa, nagrinėsime savo studijų galimybės, kur studijuoti, Lietuvoje ar užsienyje. Čia nesirinksime, tiesiog nagrinėsimės. Tai vaikai turės galimybę pasidaryti studijų analizę, tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje, renkantis universitetus, sužinant studijų kainas, sužinant apskritai savo galimybės kažkur studijuoti. Toliau laikysime bandomosius tarptautinius egzaminus. Analizuosime IELTS egzaminą, o laikysime SAT. SAT egzaminas susidaro iš anglų kalbos ir matematikos dalių, tai vat vaikai turės galimybę pasitikrinti SAT egzamino procese, kokios yra pagal tarptautinį standartizuotą egzaminą jų anglų kalbos ir matematikos žinios. Toliau, kas vaikams turbūt labiausiai patinka, tai yra kūrybinės dalys, mes rašysime gyvenimo aprašymą. Tai pradžiai išsianalizuosime kaip, vėliau rašysime. Rašysime motyvacinius laiškus, ko jie nedaro mokykloje. Visą tai darysime anglų kalba. Jeigu bus protestas, vaikas nenorės daryti angliškai, tai drąsiai gali lietuviškai. Man svarbu, kad išmoktų sklandžiai dėstyti mintis ir suprastų, ką, kada ir apie ką reikėtų kalbėti. Toliau mokysimės visų tų išmaniųjų technikų ir susikursime savo CV video formatu. Tai savo tokį pristatymą iki 2 minučių trukmės, lietuviškai, angliškai arba vokiškai ar dar kita kalba, kuria bus tik tai poreikis. Na ir paskutinio susitikimo metu turėsime asmeninio karjeros plano aptarimą, turėsim konstruktyvią diskusiją, mokysimės grupėse iki 15 asmenų. Tai tikrai bus labai daug kokybiško laiko, dirbsime kartais grupelėmis, kartais visą grupę iš karto ir visos paskaitos yra įrašomos, ar vaikas dalyvavo ar nedalyvavo, vis tiek visos bus atsiunčiamos vaikui. Ir jeigu tėvai pageidauja, tai mes juos irgi galime sekti lygiai taip pat prie laiškų ir irgi gaus tą informaciją. Tai va tokiu būdu Uniprep Jazz programoje mes džiazuosime tam, kad 9-10 klasių moksleiviai, 11 klasių moksleiviai ir abiturientai savo amžiaus ribose padarytų maksimaliai darbų, jog atėję į 12 klasę jau žinotų, ko nori ir gebėtų tai pristatyti taip, kaip reikia. Galbūt dabar tėveliai, jūs man turite klausimų. Labą dieną. Sveiki. Aš noriu klausimą čia dėl paskutinės informacijos, kurią dabar pasakojat apie tą džiazą. Kokia tų užsiėmimų kaina, jie vis tiek yra mokami? Vieno mėnesio programos kaina yra 39 eurai. Kadangi programa yra 2 mėnesių trukmės, tai yra 8 susitikimai po 1,5 valandos, bendra programos kaina yra 78 eurai. Ačiū labai. Ačiū Jums. Gal dar yra klausimų?